Telekomunikacijų bendrovė Bitė Lietuva meta iššūkį rinkai ir pristato naują verslo strategiją, kurios pagrindas – suteikti klientams galimybę patiems kontroliuoti naudojimąsi mobiliojo ryšio paslaugomis. Bitės pokyčius taip pat atspindės pasikeitęs prekės ženklas ir su jo susiję vizualiniai elementai. Naujasis Bitės požiūris pirmiausia pagrįstas paprastais, aiškiais ir skaidriais pasiūlymais klientams. Jokių žvaigždučių, sunkiai skaitomo šrifto ar dviprasmių sąlygų, laisvė patiems kontroliuoti savo sąskaitas ir nauja patirtis. Tai svarbiausi naujosios Bitės įsipareigojimai esamiems ir būsimiems klientams. At BT, we believe that a brand is what a brand does, what it delivers to customers. We want customers to feel in control. We want to be able to offer them clear and transparent offers to make it simpler for them to choose a mobile operator. In the market today, prices are very similar across all operators. Therefore, we have to differentiate on the way we serve our customers and the way they experience our services. This is why today we're talking about the fresh experiences, about simplicity, about putting customers in control, and about giving them real value. Nuo šiol Bitės klientai gali kas 2 metus pasikeisti telefoną nauju, nemokamai skambinti klientų aptarnavimo konsultantams, būti tikri, kad jų problemas bus siekiama išspręsti jau pirmojo skambučio metu, naudotis atnaujintą savitarnos svetainę, naudotis pasaulio naujovėmis. Artimiausiu metu Bitė pristatys ir naują bendrovės požiūrį atspindinčius mokėjimo planus visiems klientams. Naujasis Bitės veidas atsispindi atnaujintame logotipe ir spalvose, kurios simbolizuoja naujai atsiveriančias galimybės ir pasirinkimo laisvę klientams. Daugelio dėmesį patraukia šūkis "Aš galiu", o tu atspindi ne tik naujas Bitės, bet ir klientų galimybės. Kai kurios žmonės jis įkvėpė net siekti rekordų, kurie visą šią savaitę vyks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.